Sveiki, jūs žiūrite Lietuvos ryto televiziją. Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Jei Lietuva dalį apleistų žemių užsodintų žilvičiais tinkančiais biokurui gaminti, sutaupytumėm 2 milijardus litų. Tai maždaug tiek, kiek mes kasmet perkam iš Gazpromo. Tas sofos ūkininkas, kuris paveldėjo senelio žemę ir nežino, ką su ją daryti, gali užsodinti ir žiemos metu pasimti atostogas, per tą savaitę suorganizuoti tą nupjovimą, logistiką sutvarkyti ir vėl paskui 3 metus lauk derliaus. Ir čia yra labai realios pajamos. Taip pat laidoje. Pas mus, jeigu pažiūrėsime, kokie yra bendri tikslai ir bendros siekiamybės apskritai tautoje šiuo metu, dėl ko mes sutarėme, kad reikia daryti taip ar taip. Tai turbūt rasime tik tai vieną dalyką, kad reikia laimėti Europos vyrų krepšinio čempionatą. Tai laida Ekovizija žalioji idėja. Netrukus jūsų dėmesiui pokalbis, tad dabar trumpa dosije. Tadas Langaitis aukštąją verslo mokyklą pabaigė užsienyje ir daugiau nei 10 metų sėkmingai dirbo investicinės bankininkystės ir finansų srityse. Jam teko dalyvauti aukštųjų technologijų versle ir įgyvendinti daug novatoriškų projektų. Taip Tadas Langaitis užsitikrino finansinę nepriklausomybę. Sugrįžęs į Lietuvą su žmona įsteigė nepelno siekiančią organizaciją Geros valios projektai. Pirmiausia atsirado aukok.lt, po to pagalbareklama.lt, pagalba daiktais.lt. Dabar Tadas Langaitis aktyviai dalyvauja kuriant valstybės pažangos strategiją Lietuva 2030. Viskas Tadui Langaičiui klostosi puikiai. Graži žmona, dar gražesnė dukrelė ir aprūpinta ateitis. Belieka tik pridurti, kad Tadui vos per 30. Ir tai, ko jis užsiema šiandien, nesusiję su gerovės sau siekimu. Nepelno siekiantis projektai, iniciatyvos ir akcija Darom. Tai yra Tado Langaičio darbas kasdieninis. O didžiausias jo rūpestis šiandien pakeisti mūsų lietuvių mentalitetą. Nes tik pakeitę save galime būti laimingesniais, įsitikinęs mūsų pašnekovas. Ekonominiai rodikliai neturi nieko bendro su žmonių gerove. Kviečiu žiūrėti. Užtenka nuvažiuoti į Kanarus. Ir Kanaruose yra spalvoti pliažai, kai kurie. Spalvoto plastiko. Taip, ta prasme, ir ten nesimato, ten nesimato kažkokios tai buteliai ar maišeliai ar kažkas, tai yra tas pats, taip pat atrodantis smėlis, susidarinęs iš mažų gabaliukų, tik tai yra ryškiai mėlyni, ryškiai raudoni, ryškiai žali ir geltoni. Ir tai yra jau lygis, kurį mes pasiekėm realiai. Ir jūroje, kai mes tos vandeninės mes žinom, jie yra ištisi plūduriuojantis plastiko telkiniai, kurie tiesiog padengia paviršių, nustoja cirkuliuoti ir degonės ir visą kitą. Ir tie telkiniai yra nežmoniško dydžio iš tikrųjų. Na, kontinento ir tarkim, dydžio. Ir ta prasme, mes Lietuvoje, būdami to nematom. Mūsų problemos iš tikrųjų pakankamai yra mažos, pakankamai mes esame švarūs. Ir mano nuomonė, tai visų pirma reikia iš tikrųjų valytis plačiaja prasme. Mums reikia rinkti šiukšles tam, kad tiesiog rūpinti savo aplinką, kad įsisąmoninti, kad tai yra tavo bendruomenė, tai yra tavo šalis ir tu esi valstybė ir kad tu turi ją rūpintis. Mes gyvenam tokioje merkantilistiniai, postmodernioje visuomenėje. Klausimas yra žmonių vis dėlto pojūtis, be viso tų paviršutiniškumų, po viso to, taip sakant, ar mes jaučiame bendrą tikslą, ar mes turime tos vertybinius bendrus pamatus, mes jaučiamės esantis bendruomenės nariai, visuomenės nariai. Ir Lietuvoje šiuo metu rodo tyrimai, kad ne, kad žmonės neturi to pagrindo. Tai labai maža dalis žmonių iš tikrųjų turi to pagrindą. Jūs turite omeny susvetimėjimą, ne? Kad mes iš principo esame kiekvienas pats savo draugas. Taip, pas mus, jeigu pažiūrėsime, kokie yra bendri tikslai ir bendros siekiamybės apskritai tautoje šiuo metu, dėl ko mes sutarėme, kad reikia daryti taip ar taip. Tai turbūt rasime tik tai vieną dalyką, kad reikia laimėti Europos vyrų krepšinio čempionatą. Daugiau nieko. Mes nebeturime tikslų.
bendrų tikslų. Mes visi svajojame tapti Europos Sąjungos šalimi, ar tiesiog Europos šalimi, gyventi saugioje aplinkoje, kur negalime prarasti nepriklausomybę, gyventi turtingai, kaip po Sąjūdžio laikų daug kas tikėjosi po 5 ir 10 metų gyventi kaip Švedijoje ir apie tai buvo viešai kalbama. Ir tarkim, tos pirmus tikslus mes pasiekėm, turtingai gyventi kaip Švedijoje mes tikslo nepasiekėm, mes supratom, kad tai buvo utopija, tikėtis taip greitai pasiekti tą tikslą ir jisai tiesiog atitolo į labai tolimą ir galbūt net nepasiekimą daugam galvoje ateitį ir viskas. Ir jokių kitų bendrų tikslų mes šiandien dieną kaip ir nelabai turim. Lietuvos visuomenė, pats žmogus, tarkim, jam trūksta ar neturi pakankamai tokių 3 pagrindinių savybių. Tai yra atvirumas, kūrybingumas ir atsakingumas. Kai kurie žmonės sako, kad mums reikalingas ir netgi yra toksai puikus užrašas Konstitucijos prospekte didelėm raidėm. Praėjo 20 metų mums reikalingas naujas sąjūdis. Tai yra dalis žmonių, kurie mano, kad reikalingas kažkoks naujas sąjūdis. Ir kad tai turi būti kažkas tokio masiško, gaivuliško, toks kažkoks įsilaisvinimas ir tada viskas pasikeis. Tai aš sakyčiau labiau esu skeptikas tokio požiūrio, nes, tarkim, tiek pats sąjūdis, kuris atsitiko 80 metų pabaigoje ir kuriame pačiam net teko kaip vaikui dar sudalyvauti ir matyti, tai vis tiek buvo susitelkimas prieš. Jo, tai buvo susitelkimas prieš, tai buvo kova. Ir tai, kas įvyko, taip, ir tas, kas vyksta artimuosiuose rytuose, dabar tai yra vis tiek susitelkimas prieš. Didžiausias iššūkis yra po to, tarkime dabar artimuosiuose rytuose, ta pati kalba, kad, revoliucija pavyko, tironas nuverstas, kas toliau. Dabar reikalingas susitelkimas už. Ir kaip kad parodė daug šalių pavyzdžių, ten, kur tradicijų susitelkimo už nėra ir kur yra kažkokia tai dar sektarinė ar tai mažumų, stiprių mažumų, reiškia įsiskirstymų fragmentacijos, tai atsiveria labai pavojinga erdvė, kur dažnai, kas ir Lietuvoje įvyko po Sąjūdžio, pažiūrėkim, kaip greitai įvyko atsivertimas į stabilumą, nes buvo išsigąsta. Ir tas susitelkimas, tarkim, susitelkimas prieš buvo labai sėkmingas. Susitelkimas už, jisai jau nebebuvo toks sėkmingas. Jau nebebuvo rasta tų teisingų formų. Ir buvo išsibėgiota, susipešta. Ir labai yra sunku, yra labai lengva iškelti vėliavą prieš, yra pakankamai sunku iškelti vėliavą už. Tai dėl to aš būčiau ganėtinai skeptiškas šitoje pusėje. Dabar kaip galima ugdyti žmonės, ta prasme, tai ar tikrai tik tai per šoko terapiją ir kažkokią tai nelaimę, ta prasme, jos padeda susitelkti, bet galbūt vis tiek jos padeda susitelkti prieš tą nelaimę, ne? O reikia pabandyti rasti būdų, kaip susitelkti kažkokiam tai tikslui. Ir aš manau, Švedija yra vienas geras pavyzdys, nes Švedijoje 20 amžiaus pradžioje vyko masinė emigracija. Iš Švedijos išvažiavo į Ameriką vienu momentu 25% visų Švedijos gyventojų. Švedija buvo skurdi šalis, Švedija buvo nurašyta pačių švedų, kaip visiškai be perspektyvos esanti žemė. Labai šiauriniame taške. Taip. Ir netgi to atgarsiai dar buvo po Antro pasaulinio karo apklausose Jungtinėse Amerikos valstijose švedų reiškiasi gyvenviečių. Švedai dar tada, tai yra praėjus 50-40 metų, dar tada skaitė, kad Švedijoje yra didelė socialinė neteisybė, didelis socialinis nesąžiningumas, neteisingumas, kad yra labai didelis atskirtis socialinių klasių ir kad ten gyventi yra neįmanoma. Ne? O šiandien dieną mes šnekam apie Švediją kaip vieną iš labiausiai egalitarinių visuomenių pasaulyje, lygiausių visuomenių pasaulyje, kaip pavyzdį visam pasauliui, tame kaip gerovės valstybė. Tai kas atsitiko? Ir Lietuva ne vienų požiūrių yra panašioje situacijoje, kur Švedija buvo prieš 100 metų. Bet Švedija šiandien dieną yra sėkmės istorija. Dėl to aš tikiu, kad Lietuva irgi gali būti sėkmės istorija.